Mane remia Lietuvos žmonės, kurie neprarado blaivaus proto ir kurie nepardavinėja Lietuvą. Ir aš vis atsau keliu klausimą, o kurių velnių sako, kad Eduardas Vaitkus, va čia vėl, čia laidoj buvo, mano programa tai yra teritorinį Lietuvos vientisumą pažeidžianti programa. Tokie absurdai yra pasakyti. Tai aš klausiu savo klausimą, kas verčia juos sakyti, kai aš sakau, Lietuva neparduodama, jis nori parduoti Rusijai. Tai mano atsakymas psichologinis yra paprastas. Kai jūs pardavėt Lietuvą ir suvokėt, kad tą padarėt, tai tada sakot, nepriklausoma Lietuva negali būti, tiesiog negali būti, tiesiog tai neįmanoma, o jeigu tu kalbi, kad nepriklausoma, reiškia, tu parduosi, bet aš pardaviau geriau. Aš pardaviau kokybiškiau, aš pardaviau geresniam šeimininkui. Tai čia vergo mąstymas, toks elementariai seniai yra žinomas. Šeimininko reikia gero.